Labą dieną, skaitos bičiuliai ir ne tik bičiuliai, bičių mėgėjai ir ne tik bičių mėgėjai. Šiandien yra vasario 4, bet aplamai tai koks skirtumas ar vasario 4, vis tiek rytoj bus vasario 5. Žodžiu, atėjau pasiklausyti, kaip bitės šneka ir palei balsą galima bus nuspręsti, ar jos turi maisto, ar gal net ir perėsi perus ir visa kita. Nes dar lygiai didžiojo apsiskraidimo gan toli, o saulikė pasirodės, tai bus gan gerai. Tai biškutį gal per kelis dublius, kaip aš čia bandysiu, tai nežinau, nes yra vėjukas šioks toks pučia, tai nežinau, gal bandysiu ir avilėlį atkelti, įkišiu mikrofoną pats irgi, nors aišku, pats skaito susidėsiu ant škovą, kaip, pradinis pasiklausimas. Kažką girdžiu, bet kad geriau girdėti, tai atidarysime aviliukas. Ir biškutį įkišiu į mikrofoną, kad ir jūs galėtumėt girdėti garsą. Tai planas būtų toks, tai kaip tai pagalvojau vis tik, kad palyginti, tai pažiūrėsime, Šiluvos vietinės arba aborigeninės bites. Paskiau pažiūrėsiu, kur pirmą motinėlę pakeičiau. Paskiau pažiūrėsime gal kaip bakvustą vieną aviliuką ir karnikos. Aplamai dabar esu prie karnikos aviliuko, tai gal net ir čia tuoj padar užsitaisysiu vieną mikrofoną ir pajungsiu ir papasakosiu, kas čia vyksta. Beje, dar kamerą arčiau persistatysiu, tai... Taigi, atsinešiau vieną dar kitą fotoaparatą, tyliai atidarysime aviliuką. Šiandien iš tiesų yra gan šilta, +5, tik tai, kad vėjas didelis, tai kad taip pat įsijungiu mikrofonus ant pilno galingumo. Pasitikrikim, ar viskas tvarkoje. Taip, tyliai, ramiai. Ajajoj. Tai pirmas, tai kad papasakoti, kas čia vyksta. Žodžiu, bitelių garsą bando rašyti mikrofonas. Aš taip pat irgi tyliai pasiklausysiu. Žodžiu, ramiai, bitelės ten darbuojasi, garsas toksai tolygus dūzgimas, tai panašu, kad su viskuo yra viskas tvarkoje. Dar reikia vieną svarbų dalyką pažiūrėti. Tikėkimės, garsą bus įrašęs mikrofonas. Čia išjunkim. Taip, kad netriukšmauti. Tyliai, ramiai, dar aš pažiūrėsiu. Ar yra šilumos?
Nu, nei šilta, nei šalta. Taigi, yra nei šilta, nei šalta. Karnika, toks jausmas, dar sėdi kamolyje ir jai per daug nusispjauti. Laiko užgrūdyta vis tik bitė, tai jinai žino, kad be reikalo nieko negalima. Tai va, keliausime dabar jau prie kito avilio. Kaži, kur dabar keliauti? Taip, man knieti. Gal tikrai aplankyti šitą mėlyną. Ką, esu prie vietinio aborigeno, nežinau, taip, gal biškutį. Gerai, fokusas. Taigi, esu prie vietinio aborigeno. Vėl užsidėsiu dabar tą. Čia tik tai per pagalves nepavyks gal visko. Irgi berods garsas toksai švelnutis, bet aš tuoj pat duosiu ir pajungsime tuoj pat mikrofoną ir tikiuosi jums leis bus galimybė. Išgirsite patys kokį garsą čia skleidžia. Taigi, kol tenai biškutį įrašinėjau garsą, ką išgirdau, tai toks irgi, toksai tvarkingas, tylus triukšmas toks. Be didelių, sakykim, trikdžių, iš tiesų po pagalvę jaučiasi šilumėlę. Nu, čia biškutį aš negaliu daug čia palei savi daryti, vis tik čia mama taip yra užkamšius. Taip, vat. O gal ir vertėjo iš tiesų buvo vis tik 20 ir 5 ir 7 šalčio. Gerai, garsas įsirašė, daugiau netrukdykim. Ką, tyliai atėjau. Tyliai atėjau. Su aparatūra prie Bakfast. Pažiūrim, kaip Bakfastas gyvuoja, pasitikrinti ar mikrofonas. Viskas čia gerai įjungta. Tyliai nukeliu dangtuką. Biškutį pažiūrėsiu, ar šilta. Nu, lyg tai dar ne. Ką, iš karto pajungsime mikrofoną, kad ir jūs žinotumėte, koks čia garsas. Kol įrašinėja garsą, aš ir pats trumpam pasiklausysiu, ką jūs čia šneka. Kai net daktaras, tai nežinai, kaip jis tokį prietaisą naudotis.
irgi žodžiu, tolygus toksai gaudesys. Panašu, kad irgi dar bitės turbūt sėdi kamuolyje, nors pliusas dabar, bet aš nenoriu čia jų nei kilnot. Čia tegul, kaip sakoma, pasinaudosiu tas taisyklę, kad tai žiemą geriau neužkabinti. Vat, kaip baigsis vasaris, tada reiks būtinai pažiūrėti, galbūt reiks atnešti papildomą korį kokį su medum įdėti, ar tiesiog kandyti tešlos. Šiuo metu viskas taip tvarkoj, turbūt garsas įrašė. Jo, čia yra bakfastas. Taip. Taip. Ir ką, turbūt iš karto persikelsiu. Ir arčiau tai yra. Čia pirma motinėlė šitą aviliuką buvo įkurdinta. Tai dabar labai maknėti. Irgi pasižiūrėti, kaip ten įsilaikė. Taip gavosi, kad biškutėlį, nesuspėjau paspausti klavišo. Jau viską te įrašiau, išsiklausiau, čia balsas labai gražus šitam aviliuke irgi. Tavitutės dainuoja savo kažkokias dainelės, tokias tylas, toks tai tolygus dūzgesys, žodžiu. Tai šiluma tokia kaip ir nėra didelė, tai panašu, kad dar tikrai neturi daug perų, bel vieną kitą kažką ir turi, aš ten nežinau, tai yra nesimato, beje norėjau labai iš viršaus parodyti, čia tiesiog paprasta pagalvėlė ir jau man trukdo visą tą reikalą, o dar buvo planas vieną aborigeną pažiūrėti. Nu, bet kaip nors, gal mažesnis bus vėjas, tai tą uždarau. Beje, dugnas pašildytas. Tiksliau, dangtis pašildytas. Opa, paliekam. Ramybėje. Ir einam. Aborigeną. Dar vieną, nes čia tas aborigenas, tai žodžiu buvo taip, kad jis, kaip sakoma, savaime pasikeitė motinėlę. Va čia tas aviliukas aborigeninės, vietinės aborigeninės ir visai neblogas. Tai va dabar trumpai ir jas mes pratęstosime. Aš trumputį, gal biškutį biškutį jau lietutis lyna. Trukdo čia man visus reikalus. Greitai. Bandysiu atlikti žvalgybą. Čia iš karto irgi, kad kaip tikri bitininkai, kad žinotumėt, kas čia vyksta. Statom mikrofoną. Opa, jungiam mikrą. Va, garsiuką rašo. Aš irgi pasiklausysiu taip pačią. Tas vietinis aborigenas kokias dainas dainuoja. Tuoj pasiklausom. Čia turbūt pataikiau tiesiai ant labai šalia viršui rievų korių, greičiausiai bus bitelės. O biškutį čia tokios aktyvesnės. Nu, vis tik aborigenas turi būti aktyvesnės, turbūt jūs išgirsite irgi garsą.
Jeigu ne iš čia, galbūt dar aš čia iš čia tyliai padėsiu, kad jūs... Tai va, apėjau, aplamai aš viską čia esu apėjęs, visus aviliukus, situacija visur neblogai, tai su tuo mažesniu, tai vat atsitiko bėdelė, kur čia jau pamažytas aviliukas, tas 2 rėmų matytis, kaip sakoma, vienas praradinimas. Bet aš taip įtariu, kad tai yra 2 veiksniai susidėjo, dėl ko galėjo, kaip pasakyti, šitas aviliukas jau jisai, aš jau sužinojau, kai jisai viskas pabaiga jam gruodžio mėnesį, tai visų pirma, tai vėlai rudenį labai aktyviai iš kažkur kažką nešėsi šitas avilys, nežinau, gal kažkokio prisinešė netikusio medaus. Ir kitas pastebėjimas buvo, vis tik kai dangtį ištraukiau, labai daug buvo erkių. Galbūt įtakojo tai, vat, daugiau visi kiti aviliukai yra apžiūrėti, prižiūrėti, viskas čia gerai, visur viskas kaip ir savo vietoj ir gerai, nelydysiu, čia dar technikikė rašo. Bet žinote, pačiu laiku jau viskas reikia uždaryti, nes pradeda lyti. Filmavimo technika nelabai mėgsta lėtų, tai kaip ir apžiūrėta, viskas ok. Galima toliau ramiai laukti kovo vasario pabaigos arba kovo pradžios ir tuo metu skaitos reiks pasiruošti, nors aplamai dabar turiu ir kurių likusių su medumi. Tai jeigu ką, užvošme ant viršaus, kad turėtų bitelės ką kapot, negali, kaip sakoma, palikti jas alkanaujančias. Tai ką, tik tiek. Viso gero ir susitiksime, tikėkime, sekantį seriją bus kovo mėnesį.